Girdi, tu man organizuok jau gerai. Norim žaisti. Lukas yra preciz. Rūkyk! Nesąmonė. Nu tai sveiki, atvykę į Komikoną. Vedėjas atvažiavo šiandieną pirmą kartą į Komikoną iš tikrųjų, bet ne tik dalyvauti, bet ir organizuoju šiandien pirmą kartą savo gyvenime gyvą gaming renginį. Tai ką, užėkim vidų ir pažiūrėkime, kaip atrodo Samsung standas. Žodžiu, ką mes turim? Tai vat turim čia standą Samsungo. Visas šitas standas priklauso, galim sakyti, mums. Turim visą tvarkaraštį, kuris atsiranda kas kažkiek laiko naujuose Samsungo televizoriuose. Neo QLED 8K televizorius. Paskui biški galim išbėgti iš Samsungo, tai čia šiandieną 11 val. Žaisiu šaumačią Ceserį prieš Valoranterius, tai aš Valoranto komandai būsiu. Valoranteris didysis, žaisim prieš GL Abimą. Nu, manau, bus neigiamas rezultatas, taip iškart galiu pasakyti. Paskutinė vieta, tai yra visų naujausių mobiliųjų Samsung renginių vieta. Planšetės, telefonai. Jaučiu tiek, laukiam už 3 minučių tikriausiai žmonių bangos, kleckiukų bangos irgi. Tai žiūrėsim, kiek čia jų šiandien sulauksim. Reikia pilvą, žinok, ilgai laikyti. Iš ją, paro. Kas vėluoja, ką? Einam į kambariuką dabar. Jeigu mane matysit per šitą video šlubuojantį, tai vakar Vilniui į avariją papuoliau. Mašiną nutrenkęs, važiuojant su paspirtuku, tai... Ai, neįdomu, redi. Tai redi paspausta, ką jūs čia keliat balsą, toj visus atleisiu. Aš ten mačiau, kaip taisyklės neblogas. Pro playeriai užbindina pa. Nesąmonė, ką reiškia negali pirmint visą geimą? Nubai. Tai žaisim iš pradžių Valorantą, tada žaisim CS-ą. Jeigu sužaidžiam 1-1, tada eisim CS2 slėpynę žaist. Pasisveikim man į krūtinę. Labas. Taip, tryhardina. Ta prasme, veteranas va, sėdi, chatina Messengerį tiesiog ramiai. Va tokia nuotaikėlė, va. Karočią, taip, darom taip, vienu žodžiu. Sudėlio, koks mapas bus? Karlas. Startuosim už sekundėlės, 5 kilus, jeigu paimsiu, tai aš žinok, iššaunu šampę šiandien. Labadiena, mėlyjeji žiūrovai ir sveiki susirinkę į Comic-Con Baltic. Su jumis sveikinasi aš komentatorius Laisvūnas ir šiandien kartu su Roku inžinieriu stebėsime nepriekaištingą renginį. Tai yra šou mačas, parodomosios varžybos ir pirmos rungtynės vyks Valorant žaidime. Čia jie bando... Ir žudimas Destrenas su 4 nušautais kilais. čia jau turi šansą, ar jo pasinaudoja Justinas. Kuris matėsi, kad jo taikinukas yra preciz. Rūkyk! Vieną mielą kampą bandė 2 skirtingas kartus išprovokuoti. Rečiau išvystama, bet čia pavyksta! Daro žaidimas, puikus nužudimas. Maladė! Nu, Tai nemačiau, gerai varėjai. kilačą dar paėmiau vieną. Prieš žėlą. Normal, biškį reikia parodyti. Biški reikia neatsipalaiduoti. Nežinot. Nu ką, CS reikia žaisti, ne? Ta prasme, baisu bus ten, aš jau žinau. Jis pasižymė ir 4. J-Legend. Nuoja kol kas gėlas. Sofija, ar ne? Čia Destrenas su peiliu kažkodėl laukia jos. Nebaigėsi apkaba, Destrinui progė slyti ir paskutinėmis vilkėmis turėti raudą, bet ne! Sofija! Tikrai taip, Justinas labai puikų movementą demonstruoja čia. Čia jų pušina daug priešininkų Valorando komandos. Gauna dar vieną nužudimą, Destrin lieka vienintelis, peilio neišvysim, Sofija uždaro šias rungtynės. O, labai liūdna. Outrageous, mate. It's pathetic. Pathetic. Girdi, tu man organizuok jau, gerai? Ką? Mane organizuok, prašau. Girdi, įsikrovė. Karlyto. Gerai, eik sėst. Nu kaip aš tau dabar nusipotkinsiu?
Pamaš. Samsung stende bus. Sėdėk ir žiūrėk. Nu tai ką, mat? Nu tai kada bus? Nu tai žiūrėk. Žiūrėk, davai per stalą visi, va tai va. Norim žaist. Kiekviena komanda galės 1 minutę slėptis, tuomet 4 minutės ieškoti. Kuo greičiau reikia sumedžioti savo varžovus ir komanda greičiausiai tai padariusi laimės visas rungtynės. Minecraftą pažaisti, čia paskutinė auka. Bus įdomu pamatyti, ar suspės kita komanda greičiau juos susekti ar ne. Ir trečias lemiamasis žaidimas yra... Tai kur aš bėgu, kad aš negaliu išeiti iš tos nesąmonės? Panašu, kad Valorantariai iš tikrųjų išplėš pergalę šiame šou mačo susitikime šiandieną. Viskas, tikrai daug. Aš irgi laimėjau. Žodžiu, čia per 4 sakinius darysim atskirus. Tai, sekmadienį kilsime į žūtbūtinį mūšį ir išsiaiškinimus. Man atrodo, suvėliau žodžius. Ir tu į teliką, nes tipo aš sakysiu, kad žiūrėk turnyrą. Šį savaitgalį, ištojo. Užsuk, stebėk turnyrą, palaikyk. Užsuk, palaikyk žaidėjų. Iš naujo. Jaučiu sušikau, ne? Palaikyk žaidėjus. Ir važiuok, Gerai? Aš važiuoju mašiną ir sakau, lemą kaip laukiu sekmadienio vakaro. Kur, žinai, važiuoji į Vilnių ir tai jau į Kauną. Nu ką, viskas, baigėsi pirmoji diena. Matos, kaip boja užpuliavo. Svarbiausia diena atlaikyta. Kvalifikacijos padarytos. Šio mačo sudalyvauti nežinau kiek nuotraukų padaryta, nežinau kiek video sudalyvauta. Komentarų atsakyta, klausimų užduota. Važiuojam namo, atsigaunam ir grįžtam rytoj. Vėl čia pat, lygiai tiek pat laiko. Sveiki, sugrįžę į 3 Komikono dieną. Vakar nieko nefilmavom, nes neturėjau pinigų videografui susimokėti. Vakar vyko atrankinės, išsirinkom 4 komandos, kurios šiandien dalyvaus finaluose. Ir tos 4 komandos po 2 žmonės bus išskirstytos ir kiekvienam iš šių finalinių žaidėjų bus duotas content creatorius. Tai tarp tų content creatorių būsiu ir aš, bus Žentelis, Edvis, svarbiausia daryti, 2 Latviai ir 2 Estai dar bus. Tai lieka, aš nežinau, man atrodo, apie 2 valandas iki žaidimo pradžios. Turbūt pasidarysim keletą nuotraukų ir tada keliausim žaisti. Važiuojam. Galima mūsų fotkį? Jo, aišku. Prašom. Super. Galima. Super. Galima. Super. Ką mes darom? Fotkė. Domelio to ateik nesimatysi. Tu mažiukas. O, neriau, tu irgi mažiukas. Seltų Republika. Griens. Andrius su Latvių komanda dalyvavo šiame mūsų organizuotam PUBG turnyre, o turnyrinėje lentelėje jie užėmė 3 vietą. Tačiau po tikslesnių paskaičiavimų Latvių komanda nukrito į 4 vietą. You exam owner and your PUBG 3rd place. I remember. Before you switch the place. We didn't switch. We recalculated. No, we got scammed. You wanted to play bowling. Generals is still crying at the home though. Raimond, I got him and we are 3rd place, not 4th. Raimonds, come play bowling with us. Aš tau duosiu savo telefoną, tu man stovi biškį padarysi. Aš pasidėjau. Au. Supratau. Toj pala, oficiali ceremonija trofėjų įteikimo. Sveikinam tapus daugiausia surinkus trofėjų tarp content creatorių. Tai Gedai, tau šitas gražiausias iš 3 darytų trofėjų atitenka tau. Nu ką, noriu žaisiu, noriu žaisti. Labai tikiuosi, kad gausiu gerą komandos narį irgi tas, kur geriau žaidžia ir sunešiosim. Panašu, kad aš. Palauk! Neapsidžiaugė, ne? Su Ženteliu norėjai. Šitas gerai žaidęs vakar, mačiau. Sveiki atvykę į Komikoną, kur mes esame Samsung stende ir šiandien vyks Brawl Stars turnyras, kuriame matysime geriausius kreatorius. Kalbant apie kūrinio turėjus, gal pasitinkam patį Karolį LTU Republic. Sveiki. Sveiki, čatas. Klausyk, Karoli, tu tikrai daug rašeisi Brawl Starsams. Nebuvai žaidęs ne kartą, ar ne? Į kurią pusę šnekė? Žaidžiau prieš metus TwitchCon'e Paryžiui. Ok, ir nuo to laiko daugiau nelietai žaidimo, ne? Ne, iki kol nepradėjau organizuoti turnyrą, tol neliečiau. Tai manai, kad pateksi į finalus? Aš manau, nėra net ir klausimas, neturėtų toks iškilti. Gerai, ačiū Karoliai, galim paplot Karoliai.
einam laimėti. Atsargiai. O, viešpatė, kiek žalo. Rėžė. Let's go, maudės. LTU Republikų komanda 8 taškus per praeitą žaidimą surinko. Ja. Oi, koks crowd controlas iš LTU Republikų ir laimi dar vieną žaidimą, ponas veteranas. Kameristas. Dar 2 mačai. Jeigu viskas gerai, patenkame į finalus ir bandysim laimėti. Visiška dominacija, vedėjas, dar vieną pergalę. Ir reiktų paminėti QLS Oscarą, jo partneris. Taip, be abejo. Taip. Ir ištrina. Tiesiog išrintas. Viskas. Sveikinu, finalai. Valio! Plojimai. 3, 8 ir 21. Bravo. Šaunu, tai dabar finaluose turime Žentelį, LTU Republik, Edvi ir Grind. Aš mirsiu, žinau. 3 sekundės. Galiu pasakyti, 3 vietą labai toli dabar. Tai dabar jau lemiamas paskutinis žaidimas ir tada galėsime vainikuoti mūsų finalistus. Įti Karolis. Taip, Vasilas krenta šitą vietą, bet ar pavyks išgyventi jam? Ne, dabar spaudžia jį ir laimi. Žiūrės. Ką, laukiam rezultatų. Žinau, kad dabar skaičiavimas vyksta labai intensyvus. O, 7. Ir tai yra viskas. Edvio komanda. Bravo! Ir Pirma vieta Edvio komandai, antroje vietoje lieka Latvijai, Žentelis šiaip netaip iškovojo 3 vietą. Visi, kad pasveikinam Žentelį ir Vaivą. Republikai tiek nereikėjo laimėti. Edvis ir Maja! Atsiprašau, kad nepavyko, bet šakotis ir Elmenhorsto, kaip tikram klėskui. Nu ką, 4 vieta. Nu, LTU Republik tiesiog kurs, nu, nieko nepasakysiu. Tai va, viskas iš Komikono. Turnyras baigtas, pusę metų renginių darimo baigta. Galim išjungti mikrofoną, sumontuoti video ir įtilsėtis. Tai ačiū visiems, kad žiūrėt. Dėkui, kas sekė visus šitos turnyrus. Bus daugiau ir susitiksim toliau. O 7. Ate.